Retas lietuvis turi galimybę aplankyti tolimąją Japoniją. Tačiau rugpjūčio viduryje bus puikia proga šią egzotišką rytų šalį pamatyti, pajusti, paragauti ir užuosti iš arti. 18 ir 19 dienomis Vilniaus kongresų rūmai tiesiog ūš nuo japonų moderniosios, populiariosios ir tradicinės kultūros. Šiemet iš tikrųjų padarėm pakankamai didelį šuolį su programa. Kaip ir kiekvienam festivalė, stengiamės po lygiai pristatyti tiek tradicinę, tiek šiuolaikinę Japonijos kultūrą, tiek populiariąją. Ir šitas pyragas, sakykime, formuojantis, ar ne, mūsų programą yra lygiom dalim padalintas, kad pristatyti lygiai dalis. Kadangi kalbant apie pačią, sakykime, Japoniją, tikriausiai paminėjus pačią šalį, pirmai ir šauna į galvą sushi, sake, kimono, geiša, visi šitie dalykai yra tradicinės kultūros padargai. Šiuo atveju mes stengiamės pristatyti tiek šiuolaikinę Japoniją, kasgi ten dedasi dabar, kuo menininkai alsuoja, kokia yra visuomenė, kaip vystosi šiuolaikinis miestas, šalis, kur link yra žmonių ideologija juda, ką mėgsta, sakykime, tie patys paprasti japonai ir kokia yra kasdienybė šiuolaikinė. Taip pat, žinoma, ir pristatome populiarią kultūrą, kurią atstovauja stipriai manga, tai yra japoniškas komiksas, beigi, sakykime, anime, japoniška animacija, beigi mūsų, sakykime, spalvingiausia galbūt renginio dalis cosplay, kostiuminiai pasirodymai, kostiuminiai šou. Festivalio istorija prasidėjo 2008 metų pavasarį, kai iniciatyvinė grupė KOI surengė pirmąjį cosplay konkursą KOI Cosplay ir pritraukė net 150 populiariosios Japonijos kultūros aistruolių. Nuo 2009 metų šis fenomenas oficialiai vadinamas moderniosios, populiariosios ir tradicinės Japonų kultūros festivaliu Nao Japan. Kalbant apie naujienas šių metų programos, labai džiaugiamės, kad pavyko prisikviesti fotografą, žymų pasaulyje Hideaki Hamada, tai jis yra atstovauja, sakykime, šiuolaikinę kultūrą. Jo nuotraukos labai paprastos. Jis tiesiog fotografuoja savo du nuostabius sūnus, 4 ir 6 metų Haru ir Mina. Bet tos nuotraukos atskleidžia taip pat daug ir, sakykime, tradicinių Japonijos kultūros ir Japonijos šeimos vertybių. Taip pat atskleidžia pačią aplinką, pačią buitį, tą mieląją. Taip pat prisikvietėm, šiais metais taip pat dalyvaus dar vienas fotografas, Katsuhisa Kina, tai yra architektūros fotografas, kuris savo darbuose stengiasi paneigti principinį architektūros principą gravitaciją. Taip pat, kalbant toliau apie naujienas, pristatysime ir tradicinę kultūrą stipriai, kadangi atvyksta į Lietuvą Ainų folkloro giedotojos iš Japonijos, jų trio, atliks koncertą kartu su mūsų sutartinių giedotojom 3-4 koncertą, jungtinį koncertą Šventų Jonų bažnyčioje. Dabar kogi tai ypatinga, iš tikrųjų atrodo mūsų šalis ir kultūros labai tolimos, viena kita galtimos kartais. O šičia, reiškia, tarp sutartinių ir Ainų folkloro giesmių yra labai daug panašumų. Lankytojai apsilankę 4-ajame Japonijos kultūros festivalyje Nao Japan turės pasirinkimą iš daugiau nei 50 dirbtuvių, paskaitų, parodų, koncertų, filmų bei kitų veiklų.